Labas vakaras, merginos, kurios jungsitės ir sveiki visi, kas jungsis vėliau. Šiandien aš, Vilana Bagdonė ir Jarūnė turime paruošę nuostabią temą. Toms moterims turbūt, kur mes ir pačios išgyvenę ir praėję tą temą ir kur mūsų gyvenimuose visiems ši tema yra labai svarbi, tai yra santykiai, ypatingai santykiai poroje. Ir sveika Jarūnė. Labas, Vilanas, sveikos visos, kurios žiūrės ar įrašą, ar gyvai dabar su mumis dalyvaus. Ir trumpai prisistatysim, tai aš, Vilana, esu pirmiausia turbūt visiems žinoma kaip verslininkė, daugiau kaip 3 vaikų mama, todėl santykių turėjusi turbūt ne vieną ir žinau, kokias klaidas dariau ir kokias tebedarau turbūt. Ir taip pat esu autentiškos transformacijos mentorė, tai esu labai dėkinga pirmiausia Jarūnei už tą žodį transformacija, kuris mane pavergė, per kurį pajaučiau savo kelią, savo pašaukimą ir kuriuo gyvenu turbūt kiekvieną dieną. O Jarūnė prisistatys pati. Jarūnė, kas tu esi? Tai smagu matytis, mes jau turėjom vieną webinarą su Vilana ir aš taip pastebėjau, kad mes sugebėjom nepristatyti tojame webinare, kai kalbėjom, kas mes tokios esam ir kodėl mes čia kalbam tą temą. Tai Vilana užsiminė apie save. Aš lygiai taip pat mes visi turim patirtį santykiuose vienokią ar kitokią. Ir šita tema apie vienišumą poroje man yra aktuali, nes aš taip pat išgyvenau savo santykyje, prieš tai buvusioje santuokoje. Lygiai taip pat tai galima pajusti net ir geriausiame santykyje su antraja pusė, kad yra periodų, etapų, kai mes pasijuntam vienišos. Tai visų pirma irgi esu santykių žmogus, šitoj temoj gyvenu, kuriu juos ir mokausi kurti juos darnius, harmoningus ir kurie augintų, kurie nežalotų, o vestų į priekį porą. Gyventi ne iš pareigos, ne iš baimės būti santykėje, bet iš to, kad gera ir nesinori keisti antrosios pusės, mokėti priimti. Tai apie tai mes ir kalbėsim. Esu coachingo specialistė, esu lektorė vienoje iš coachingo mokyklų, esu psichologijos studentė, baiginėjanti mokslus šitoj srityje, tai užtat remiuosi psichologiją. Lygiai taip pat esu transformacijų coachingo mentorė, tai ką Vilana ir paminėjo apie mane. Galiu daug vardinti tai, ką aš veikiu. Tikrai toli nenuėjau nuo tos pačios dvasingumo temos ar ezoterikos, viską supinu į vieną, labai aiškiai išdėstau netgi tuos dvasinius dalykus, paprastai, aiškiai, ir man tai yra kaip sujungimas dangaus ir žemės. Kaip sakoma, ar ne, kaip danguje, taip ir žemėje. Taip ir aš matau dėsnius, visatos dėsnius, kuriais remiantis galime kurti laimingą santykį, laimingą gyvenimą, realizaciją ir panašiai. Tai tiesiog tikrai neišsiplėsiu apie tai, ką veikiu. Galiu pasakyti tiek, kad ne tik tai lektoriauju, bet vedu asmeninės sesijas žmonėms, kurie yra pastrigę, kurie nepažįsta save giliai, o nori pažvelgti į vidų, kurie nori pagaliau atrasti harmoniją, pilnatvę savo gyvenime ir susitvarkyti tuos pačius santykius. Lygiai taip pat pas mane ateina daugybė klientų su šito klausimu. Ir ačiū labai Jarūnė ir pakalbinsim turbūt mūsų merginas. Ačiū, kad sveikinatės, tai visos dar kartelį sveikos ir labai norime, kad pakomentuotumėt. Ar girdit, ar matot, ar viskas gerai. Ir jeigu jūs labai stipriai rezonuoja šita tema, ne? Jeigu, aišku, esate čia, vadinasi, jau tai rezonuoja, bet padėkite pliusiuką, kam šiandien yra svarbu išgirsti apie savo santykius ir kokioje pozicijoje esat šiandien santykiuose ir ar norėtumėt juos gerinti. Tai lauksime labai, nors pliusiukų padėkit, kad mes matytume, kiek jūsų šiandien jungsitės su mumis bendrauti ir spręsti tai, ką skauda. Ar ne? Taip. Matosi, kad sveikinasi, jau matosi, girdisi gerai. Dėkoju, Sigita, sveikos merginos. Smagu, kad esat kartu, nes šitam būtent platformai gaila nesimato jūsų veidų, tai norisi bent jau per žinutes jausti, kad mes ne vienos čianai. Man labai svarbus yra kontaktas su jumis.
Tai jeigu kils kažkokių klausimų, nesvarbu kuriuo metu, būtinai rašykite, mes atliepsime, pakomentuosime, pasidalinsim savo patirtim ar žiniomis. Tai jūsų buvimas iš tikrųjų pagerina bendravimą ir netgi norą dalinti su jumis. Ir būtinai lauksim jūsų bent komentarų, bent klausimų, kad kalbėtume ir labiau gilintumėmės į tas temas, kuriuom jums skauda, kur jums reikia aiškumo, kur jums reikia gylio ir platesnio požiūrio apie tai, tai drąsiai apie tai. Labai prašom, bendraukit, kalbėkit, rašykit žinutes ir tada seminaras bus visas apie jūs ir į jūs, nes temų yra daug, kaip Jarūnė sakė, aš ir dar apie tą galiu pakalbėti, bet mes daug galim kalbėti, bet mums svarbiausia jūsų skausmas ir noras, kad jūs šiandien išsineštumėt kažką, kas pagerins jūsų santykius. Taip. Šitą temą pasiūlė iš tikrųjų Vilana, nes tikriausiai pagal tavo klientūrą, ar ne, pagal žmonės, kurie kreipiasi būtent į tave, dažnas būdavo pasisakymas, kad vienatvė, kuri užklumpa santykį ir nežinojimas, ką daryti jai atėjus. Tai yra tas svečias, kurio mes niekas nelaukiam santykė, nes mes tam ir kūrėme santykius, kad mes turėtumėm su kuo pabendrauti, su kuo išsikalbėti, artimą dūšią turėti šalia, turėti į ką atsiremti. Lygiai taip pat, kam dalinti meilę, kam duoti meilę, kuo rūpintis, ypač mes moteris esam labai linkusios labai greit atiduoti savo dėmesį, savo šilumą, savo energiją, laiką savo šeimos nariams. Ir ta vienatvė yra tai, ko mes visiškai nenorim ir nelaukiam. Tačiau tas vienišumas santykiuose tai nėra apie pabaigą būtinai. Ir mes būtent tai ir norėjom užakcentuoti, apie tai pakalbėti šitame webinare su Vilana, kad tai yra galbūt kvietimas pažvelgti į save, pažvelgti į tai, ką mes ilgai atidėliojom, kol buvom įsimylėjimo stadijoje ir norėjom būti vien tik tai vienas su kitu ir buvo labai gražu viskas ir šast, ar ne, kažkoks šaltis ateina į santykį. Apie ką tai yra, iš kur tai kyla, kur to yra šaknis, kokios yra to priežastis, ką su tuo daryti, lygiai taip pat per tai galime pažinti ir santykį, dinamiką, kas vyksta, kokiais etapais ateina pas mus šitas jausmas. Apie tai kalbėsime ir apie patį partnerį, ką jisai rodo man, būdamas atsitolinęs, būdamas galbūt uždaresnis, pasitraukęs į savo urvą, kaip dažnai vyrai ar ne, nueina į urvą pabūti vieni. Mes žiūrėsim į tai per 3 lygmenis. Kalbėsime apie psichologinės to priežastis, ką kalba apie tai psichologai, kaip jie aiškina, iš kur tai gali kilti, ką su tuo daryti, ką veikti. Lygiai taip pat žiūrėsime per dvasinę prizmę, nes kaip ir sakiau, aš esu ne tik tai ar ne apie psichologiją, bet ir apie dvasinius dalykus, apie mūsų sielų kontraktus, apie karminius ryšius, kalbėsim iš energetinės pusės, apie ką tai gali būti ir ką tai gali reikšti. Tai bus netgi 3 pjūviai, pasižiūrėkit, kuris jums artimesnis, kuris atliepia, kuri informacija rezonuoja, ar jums svetimas galbūt bus dvasinis lygmuo, ar ne, ir sakysit, ne, šitą nenoriu gilintis, tada pasimkite tiesiog psichologinę prizmę, tai, ką kalba psichologai šitoj temai. Ir turėsime šiandien vieną praktiką, kuri aiškiai parodys jums, kas yra jūsų santykių blokai. Tai kviesim irgi dalyvauti ir tada pradėkim turbūt apie tai nuo psichologijos, kur veikia protas. Nes protas viskas aišku ir kokios priežastys, ar ne, dažniausiai būna. Tai pirmiausia, moterys dažnai projektuoja, ar ne, per savo baimių ir troškimų filtrą. Psichologijai projektacija tai reiškia, kada žmogus perkelia savo vidinės baimės ir troškimus į kitą žmogų. Tai dažniausiai tai partnerė, ar ne, kaip tarkim moteris jaučia nesaugumą. Ir tai gali pasireikšti, kada žiūrint į partnerį, jisai jau mato jame nepakankamai rūpestingą, nepakankamai jautrų, nepakankamai, ar ne, bet tai tik rodo, kad būtent pas tave ir yra trūkumas to, nes mano vyras dažniausiai kaltina.
nustok vadovauti. Ką tai rodo? Trūkumą jo potencialo vadovavimo iš gebėjimo vadovauti arba noro būti vadovu, ar ne, tai rodo, kad jis pastoviai yra, jis pats savo nepakankamai pagiriamas kaip vadovas, nepagiriamas jo darbą, ar ne, ir jis eina man ir o iš tikrųjų tai mane kaltino tuo vadovavimu. Ir tai vat atkreipkite dėmesį, kada kuo jūs kaltina ar kuo norim, tai yra ne būtent, kad ne apie jūs, jeigu kaltina, bet būtent apie jų projektaciją. Arba pagalvokit, ko jūs visada reikalaujate, kad vyras nedarytų, ar ne? Vėl, nerėkauktų, tai vadinasi, tu nesi neišgirsta, jautiesi neišgirsta, nes jums atrodo, vyro balsas yra per stiprus, per garsus, ar ne? Kita yra vidinė vienatvė, kada kyla neišgydytos tuštumos ir partneris tampa veidrodžiu. Tai dažniausiai jau šaknys čia yra iš vaikystės, kada jau pas mus yra susiprojektavę taktikos būti nematomai, būti tyliai. Ir tada ji kabinasi į vyrą ir sako, vis jai kažko trūksta, tai vyras nepakankamai padarė, tai nepakankamai pasakė, tai nepakankamai mylėjo. Ir tokie kaltinimai kyla iš to, kad pats žmogus viduje neturi tos pilnatvės. Ir būtent su tuo, jeigu tokios situacijos yra, vienintelis kelias yra dirbti su savimi, dirbti, išmokti pripildyti pačiam, ar ne? O kaip tą padaryti? Jarūnė, kaip tą padaryti, pripildyti tos tą trūkumą įdėti. Nuo vaikystės jo trūko šitiek metų, o kaip pripildyti tą? Jo. Visose praktikose, ar ne, ką mes darytumėm, ar projekcijas tyrinėtumėm, ar vidinę vienatvę tyrinėtumėm, viskas prasideda nuo atpažinimo. Nuo atpažinimo ne kito, o savęs. Nuo atpažinimo, iš kur tai kilo, ką aš dabar iš tikrųjų jaučiu, ir paklausimo savęs sąžiningai atsakymo, ko man reikėtų, kad tai būtų kitaip. Nes tai yra būtent sąmoningo žmogaus klausimai. Jeigu mes traktuojam, kad mes esam sąmoningas žmogus, mes turim išmokti savęs klausinėti. Ne tik atsakymų ieškoti, bet ir klausinėti. Dėl to, aš iš tikrųjų labai myliu coachingą, nors liaudyje gali sklandyti įvairių ten legendų apie coachingą, kad čia prikaučino mane, ar ne? Tai jau nusikaučino ir taip toliau. Bet coachingas, ką jisai mane išmokė klausti. Ir per klausimus sugebėti save išvesti iš sudėtingų situacijų, iš keblių situacijų, iš ten, kur, kaip sakau, Münchhausenas paėmė save už kasytės ir iškeli iš tos situacijos, išeini iš to liūno. Ne atsakymai, ne kitų žmonių patarimai, bet sąžiningas pokalbis su savim per klausimus. Iš kur tai kilo, kodėl tai atėjo ir visų pirma, mums labai yra svarbu išeiti ir atsitapatinti nuo to praeities laikmečio. Nes tai užgimė tada, kada mes buvom vaikai arba paaugliai buvome ir mes vis dar esam pastrigę tame laikmetyje, tarsi mūsų psichika būna užstrigus kažkokia dalis jos. Ir mums reikia labai aiškiai įsivardinti, tai buvo ten ir tada. Va tada manęs nedamylėjo, va tada man nedavė, va tada neapkabino, va tada mane galbūt skriaudė, gal manęs nematė, negirdėjo manęs, ar ne? Bet pasižiūrėti į veidrodį, pasižiūrėti į pasą, kiek man dabar metų, pasižiūrėti kalendorių, kelinti dabar yra metai ir netgi aš kartais su klientėm taip ir dirbu. Dabar sakau garsiai ir pasakyk, dabar yra 2025, rugpjūčio 25 diena, man yra tiek ir tiek metų, vadinasi, čia ir dabar gali prasidėti pokytis. Nauja pradžia ateina kiekvieną akimirką, kai jūs sąmoningai suvokėt, kur aš esu ir kur aš noriu judėti. Jūs visada turite teisę pasilikti nuoskaudoj, pasilikti kančioje, pasilikti pretenzijose savo artimiesiems, savo vyrui, savo šeimai, savo tėvams, bet jūs galite veikti iš suaugusios dalies. O suaugusi dalis suvokia, negavau, skaudu buvo. Viską suprantu, nenuneigiu, neignoruoju praeities, bet sakau, kad nuo šiol gali tai pasikeisti ir pradedu tyrinėti, o kas iš tikrųjų užpildytų tą vidinę vienatvę manyje. Gal tai yra pokalbis su drauge,
Gal tai yra kažkokia bendruomenė, į kurią galiu įsilieti, gal tai yra kažkoksai tai mentorės radimas, ar ne, kuri man padeda susivokti, gal tai yra knygos skaitimas arba kažkokio pomėgio, kurį aš atidėliojau, nes galvojau, neturiu vis laiko, savo juk visi kiti svarbesni. Kas man iš tikrųjų užpildytų vienatvę. Nes labai daugelis, kai savęs neklausia, kur jie bėga? Į maistą, į priklausomybę, alkoholį, į skrolinimą, į šopinimąsi. Tai yra visos priklausomybės formos, bet jos vidinės vienatvės neužpildo kokybiškai. Arba užpildo tik tai akimirkai, kol yra įsigijamas kažkoks tai daiktas, ar ne, arba kol yra valgomas eilinis pyragėlis. Tai va, kai mes išmokstam savęs klausti, o kas dar kitaip mane galėtų užpildyti, nuo ko iš tikrųjų galiu pasijusti pilna, o tada ir prasideda tas pokytis. O praktikų yra įvairių. Tai mes dabar nesigilinsime tai, ar ne? Jo, ir aš dar parodysiu iš kitos pusės, jeigu jūs einate su partneriu į konfliktą ir reikalavimą kažką iš jo, tai įsivaizduokite, kad jūs einat iš to vidinio trūkumo, o partneris nesupranta, iš ko jūs iš jo reikalaujate. Ir taip atsiduriam duobėje, kur nesuprantam, kas vyksta. Jūs su reikalavimu, partneris nesupranta, kas vyksta, jis irgi eina į atsitraukimą, nes nesupranta, irgi alkoholį, priklausomybės, ar ne? Ir taip darom šeimoje duobę. Taip, nes partneris, jisai yra su savo istorija, su savo patirtim. Ir klausimas, kiek jisai pats yra užsipildęs, o jeigu žmogus lygiai taip pat nėra užsipildęs, tai jisai neturės irgi jums ką duoti. Jis toks pat iš vaiko pozicijos reikalaujantis, norintis dėmesio, pagarbos, pripažinimo, gebėjimo reikštis taip, kaip norisi. Tiesiog priėmimo, lygiai taip pat norim. Tai kažkuris, kaip aš sakau, poroje turi būti brandesnis. Atrasti, ar ne, pirmiausia pats savo receptą ir tik tada galės padėti kitam šalia esančiam. Ir va tos šitoj vietoje aš atsimenu, kai aš kėliau bangas ant savo vyro ir man pasakė, šeimą gydyti turi protingesnis ir sąmoningesnis. Tai man kilo dar didžiausiai, kodėl čia aš turiu daryti? Bet po to nusileidi, nusiramini ir dirbi su tuo. Dirbi su savim pirmiausia, ne su partneriu, nereikalaudami iš jo nieko, palikdami į ramybę. Jo. Man labai patinka humanistinės psichologijos kryptis, nes tenai yra apie priėmimą. Kada partneris gali pradėti keistis? Tik tada, kada jis yra priimtas. Toks, koks jis yra, su visais savo trūkumais. Aš pati matau savo poroje, kas vyksta, kai aš priimu partnerį visų pirma tokį, koks jis yra, su visais savo valdingumais, reikalavimais, su jo aštriais kampais visais. Va tada žmogus paleidžia savo gynybinius mechanizmus, jis pasijunta saugus mano erdvėje, mano bendravime su juo ir tik tada gali pradėti keistis. Bet tam reikia, kad aš pirmiausia suvokčiau, kas su manim darosi, kad galėčiau priimti kitą. Niekaip kitaip nepavyksta santykio sukurti, jeigu tik sėdėm ir reikalaujam iš kito. O projekcijos ir yra, būtent, kad aš žiūriu į kitą ir sakau, žiūrėk, tu man ten tą, tu čia man sukeli tokią baimę, tu man ten tą. Iš tikrųjų, tai apie jūs. Visiškai yra apie jūs, tai, ką jūs matot kitame ir ką jūs kaltinat kitame, ar ne? Ar turi dar kažką pridėti, ar man tiesiog? Jo, turiu, pasidalinsiu, būtent Jarūnės, tas kartais išsakyta mintis keičia taip tavo pasaulį. Aš Jarūnės klausiu, kaip tave vyras taip myli, ne? Jis jaučiasi mano aplinkoje saugus. Ir man tas buvo toks bumt, rimtai. Jis gali būti visoks. Jis gali būti silpnas ir gali būti ateiti ir prisidaręs problemų ir sakysiu, viskas gerai. Padarai, tai padarysim kitaip. Ir tai keičia. Jo. Nes va tas empatiškas buvimas šalia, ar ne, ir matymas, išgirdimas, kai žmogus gali atsiverti, kai gali pasipasakoti, kai gali parodyti visokius savo veidus, net kai jisai, pavyzdžiui, mano vyras būdavo, ypač anksčiau, labai greitai užsiplėksdavo, labai greitai pradėdavo rėkti. Jeigu kažkas jam nepatinka, jisai eidavo per kovą išsireikalauti to, ko jisai nori, ne? Ir aš stebėdavau jį ir sakydavau, ko tau reikia tokiais atvejais, kai tu pradedi šaukti, kas su tavim darosi, kai tu pradedi rėkti, ko tu sieki tokiu savo elgesiu. Ir jisai sakydavo, aš noriu būti išgirstas. Jeigu aš rėkiu, vadinasi, aš jaučiu, kad tu manęs negirdi.
Bet tas išgirstas irgi yra labai savotiškai, skirtingai suvokiamas skirtingų žmonių. Tai sekantis klausimas visada mano būdavo, o kaip tu suprasi, kad tu esi girdimas manęs? Ką man reikia tokio padaryti, kaip aš galiu ištransliuoti tau tai, kad tu pasijustum išgirstas? Ir jis pasakydavo man konkrečiai ir aš tą turėdavau omeny ir leisdavau jam netgi išsišūkalioti. Vienintelė taisyklė būdavo neprasivardžiuoti ir neklijuoti etikečių vienas kitam, kad neįskaudintume. Bet šūkaulioti galima, jeigu tu jauti, kad jau viskas riba tau prieėjus, ar ne? Ir tiesiog aš tada sakydavau taip, aš pirmiausia turėdavau jį išgirsti. Kai aš jį išgirstu, jisai nurimsta ir tada mes galime eiti į komunikaciją, tai kas čia įvyko, kaip galim išspręsti tą klausimą. Nes kol žmogus rėkia, jisai yra emocijose ir neįmanoma rasti kompromiso, neįmanoma susikalbėti, nes jisai tiesiog rėkia tam, kad išsakytų, o aš išgirščiau. Ir nurimus emocijom mes galime kalbėtis visiškai kitaip jau, kaip du suaugę. Tai tada Jarūne. Jo, pratęsiu aš tada. Kitas dalykas, ko reikia ar ne poroje ir kodėl atsiranda ta vienatvė, vienišumas, atskirtis, kažkokie nesusikalbėjimai, jausmas, kad galbūt stagnuoja santykis, nuobodu darosi. Tai yra naujumo, taip vadinama naujumo, sakykime, paaiškinsiu ar ne, ir saugumo dinamika. Kas yra naujumas? Tai yra tai, kas ateina naujo jūsų santykiai. Tai yra įvairūs spontaniški kažkokie tai veiksmai. Galbūt ten, pavyzdžiui, moteris gali sakyti, davai varom šį vakar ten iš šalia kažkokį esantį miestuką, aš mačiau kavinės reklamą, labai noriu tenai išgerti kavos. Ir jinai atneša į santykį naujumą, jinai pasiūlo kažkokį naują, neišbandytą dalyką. Kažkas galbūt ten pasiūlys sporto rūšį, kažkas atostogas netikėtas gali pasiūlyti, arba ten aplankyti kažkokią tai parodą, kur jūs niekada nebuvot. Visada turėtų būti santykyje kažkas naujo, kas atsišviežina. Galbūt jūs senai buvote išvažiavę apskritai kažkur tai dviese kavos išgerti, arba ten romantiškam savaitgaliui atneša ar vyras, ar moteris į santykį pasiūlymą tokį. Yra, sakykime, pavyzdžiui, mano profesija, kadangi aš labai daug mokausi, domiuosi įvairiais dalykais, aš atnešu visą laiką naujų žinių. Man visada yra įdomu pasidalinti, o žinai, aš girdėjau, o žinai, tokia teorija yra, o tu žinai, aš skaičiau, o tu žinai, aš ten tą ir tą suvokiau. Ir aš dalinuosi informaciją, kurią mes galim diskutuoti, aptarti. Ir jisai atšviežina savo pasaulėžiūrą, jisai pradeda naujų kampų matyti kažkokį tai dalyką ir jam tai yra nauja. Man pačiai nauja ir jam yra nauja, ar ne? Ir to naujumo turi būti visą laiką kokybiškai, sveikai procentas kažkoksai tai. Kiekvienai porai yra skirtingai. Pavyzdžiui, vienas gali ten pakęsti 30%, kad bus to naujumo, spontaniškumo, įdomumo, kažkokio naujų dalykų, kitam reikia 60%, kad būtų poroje, ar ne? Ir kitas yra aspektas, tai yra saugumas. Saugumas, kai yra viskas nusistovėję, kai yra aiškios taisyklės, aišku struktūra, aiški hierarchija, aiškus susitarimai, aišku, kad pavyzdžiui vyras, jeigu vėluoja grįžti vakarienės, jisai praneša. Aiški taisyklė yra komunikacijos. Ir moteriai tada visiškai saugu ir ramu šalia tokio vyro, nes nežino, kad tai net jeigu ir pavėluos, jeigu pasikeis planai, jisai ją informuos. Dėl ko, pavyzdžiui, lygiai taip pat kyla dažnai kontrolės poreikis pas moterį. Todėl, kad vyrai, jie neduoda mums saugumo jausmo. Jeigu vyras duotų saugumo jausmą, moteriai reikėtų truputėlį mažiau kontroliuoti. Jeigu perlinkus lazdos, sakykime, kontrolės. Bet vyrai, kaip jie supranta, jeigu jie atsiskaitys kabutėse mums, kad vėluoja, tai mes jau kontrolierės, kurios užlipom jam ant galvos ir bandom sukontroliuoti jo visą situaciją ir žiūrėti, kuris ten ką veikia, su kuo jisai yra ir taip toliau. Ir jie tai supranta kaip kažkokią tai grėsmę jiems. Tačiau, jeigu yra susitarimai ir yra jų klausoma, atsižvelgiama į poreikius šituos, kad išgirstų ar ne, saugumą duodama, moteris iš tikrųjų neperlenks lazdos su kontrolė. Kontrolė ten, kur nesaugu. Tai tas irgi yra labai svarbu. Nežiūrėk, jeigu yra daug naujumo, daug spontaniškumo, nes yra tokių moterų, aš, pavyzdžiui, savo tarpę pažįstu. Susitarimai negalioja iki paskutinės minutės. Nes jai gali šauti galvą, persigalvoti ir nebevažiuoti, arba nebeplaukti su baidarėm. Penktadienį, nors yra ketvirtadienio rytas. Susiplanuoti kažko konkrečiai neįmanoma. Pas ją visą laiką kinta kažkokie tai norai.
Tai va šalia tokios moters labai daug naujumo, be galo daug, ištisai, vien tik tai naujumas, bet saugumo jau nebelieka. Šalia tu negali jaustis nei kaip draugė saugi, nei kaip partneris saugus, kad jinai, pavyzdžiui, šį vakarą sakys, nu tai aš grįšiu vakarienės, viskas tvarkoj, mes šį vakarą su šeima pavakarienės, bet jai staigiai paskambino draugė ir neapsigalvojus išėjo. Ir jūs nesuprantate, tai aš galbūt savo planus pakoregavau dėl tavęs, ar ne, kad mes čia su šeima praleismėm laiko, bet va tau persigalvoja ir tu sakai, o kas čia tokio, o tai ką, aš negaliu susitikti su draugais, vyras tą patį gali daryti. Ir va tada gaunasi taip, kad naujumo daug, bet saugumo mažai. Tai va čia visada turi būti balansas. Bet balansas, kaip sakau, pagul porą. Taip, kaip jai reikia. Kažkas gali daugiau pakelti to naujumo ar nestabilumo, ar ne tokio, kur nusistovėjusios taisyklės. Kažkas mažiau. Bet būna taip, kad, pavyzdžiui, poros nusistovi saugumo dinamiko. Viskas aišku, pažįstama, nieko naujo, nieko įdomaus, nieko netikėto, nieko spontaniško. Kaip diena darbe? Gerai, tas pats per tą patį. Nieko neatnešam absoliučiai į porą ir tada irgi pasidaro stagnacija. Tai yra pelkė, kuri užsistovi vanduo ir žmonės pradeda ieškoti įdomumo kur išorėje. Nes mums visą laiką reikia. Kažkas įsitraukia į savo veiklas, paskęsta tenai galva visą, kažkas ieško kitų moterų, kažkas ieško tenai būrelio, ezoterikos, dar dvasingumo, nuklysta visiškai į tą pusę ir pamiršta apie šeimos poreikius kažkokius, dėl to, kad į šeimą neatnešama. Tai visada reikia stebėti ir žiūrėti, kuris poroje atneša daugiau to spontaniškumo, negesinti to partnerio, leisti būti, tiesiog pasižiūrėti, kiek aš galiu pakęsti, ar ne? Pavyzdžiui, va tų žinių, naujovių aš atnešiu daugiau, bet, pavyzdžiui, pasiūlymo galbūt kažkur išvažiuoti, mano vyras atneša, ar ne? Sakys, senai buvom, davai išvarom kažkur. Tai. Lygiai taip pat aš turiu kurti saugumą savo vyrui, yra taisyklės, kurias aš laikausi, kad paskambinti arba informuoti, kiek užtruksiu, kaip kas, bet lygiai taip pat ir iš jo pusės aš gaunu va tą saugumą. Ir jisai labai greitai pajunta, kada įsijungia mano kontrolė, kada aš noriu. Aš sakau, žiūrėk, čia kontrolė įsijungia jau iš nesaugumo. Jeigu tu man duotum šitą informaciją, man nereikia žinoti, kiek tu tenai su tuo draugu, ten apie ką kalbėjai, ten kokiom temom ir panašiai. Man visiškai neįdomu. Bet jeigu tu užtrukai su draugu, nu tiesiog informaciją užtrukau. Viskas. Grįšiu tada ir tada, ar ne? Bet jeigu mano vyras sako, aš nežinau, kada grįšiu. Nu, tai gal ir po poros porų man grįžtas vyras, aš nežinau, ne? Ir man jau saugumo nėra, tada ką aš darysiu? Aš nuolat kontroliuosiu, aš rašysiu žinutes, o kaip tau sekasi, o kur tu esi, o tai kada tu grįši, o tu gal jau nori namo, ar ten dar kas, ne? Man įsijungia tiesiog natūralus. Lygiai taip pat tas nesaugumas gali ateiti iš vaikystės traumų. Pavyzdžiui, kai buvo tėvai, kurie niekada irgi neinformuoja vaikų, kuriais negalima pasikliauti, kurie vengia mūsų emocijų, mes kalbėsim apie tai toj. Bus antra kaip tik tema. Tai va šitas dalykas irgi gali įsijungti, ar ne? Tai šičia naujumo ir saugumo. Dabar yra kitos dalykai, tai va čia tie du paskutiniai punktai, jie tarpusavy siejasi. Tai yra autonomiškumo artumo dilema, kuri kyla būtent iš vaikystės modelių prisirišimo teorijos. Jeigu esat girdėję būtent apie prieraišumą. Ir yra keli tipai prieraišumų. Tai yra sveikas prieraišumas, kuris, kaip jisai pasireiškia, tai tada, kada tėvai rūpinasi vaikais nuosekliai. Yra fiziškai, psichologiškai visada prieinami, galima paskambinti, parašyti, net jeigu dirba ar ne tėvai, žinai, kad tu sulauksi žinutės, yra jautrus vaikų poreikiams tėvai. Vaikas tada gali pasitikėti tėvais, jisai jaučiasi priemamas, išgirstas, suprantamas, vertinamas, ar ne, ir tada gaunasi, kad užaugęs jisai gali pasitikėti kitais, jisai moka pasitikėti, jisai pasitikė savimi, jis moka valdyti savo emocijas, jisai gali sukurti būtent tuos stiprius, stabilius santykius. Bet va to saugaus prieraišumo mes rečiau jau sutinkam gyvenime, negu kad nesaugaus. O nesaugus prieraišumas jisai pasireiškia 3 būdais, tai yra ambivalentiškas nesaugus prieraišumas, vengiantis ir dezorientuotas. Tai kaip pasireiškia, va, truputėlį irgi trumpai papasakosiu apie visus 3 ir jūs suprasite, kodėl įvyksta, ar ne, pas mus dinamika santykių, kada mes bėgam nuo partnerio, kada labai vejamės jį ir norim prisirišti jį prie savęs ir kad jis visą laiką šalia būtų ir visada prieinamas ir visada pasiekiamas ir tu čia man turi atstoti viso pasaulio ar ne mamytė tėvelį. Tai ambivalentiškas būtent prieraišumas, tai kai tėvai stengiasi patenkinti poreikius, tačiau tai daro nenuosekliai. Nu, pavyzdžiui, gali išeiti pro duris, nesisveikina, išeina paauglys, o, tėtė išėjo, arba mamos nebėra, ar ne, ir net neaišku, nei kada grįš, nei kur išėjo, jie tiesiog tarsi
negu dabar čia vaikam atsiskaitinėsi, ar ne, negu čia dabar juos informuosi. Jie maži, jie turi suprasti, aš turiu reikalų, aš užsiėmęs, aš labai svarbus, aš suaugęs. Būna, kad, pavyzdžiui, keičiamos nuolatos taisyklės. Vieną kartą galima prie kompiuterio 2 valandas, kitą kartą jau žiūrėk, svečiai atėjo, tai jau 5 valandas galime sėdėti ir nieko neveikti. Ne? Vieną kartą aš galiu prisivalgyti saldainių, kitą kartą aš jau nebegaliu prisivalgyti. Tai yra tada, kada nėra aiškių taisyklių, arba pasakė, kad, pavyzdžiui, atims telefoną, nes aš nesusitvarkiau kambario, bet neatimi. O kitą kartą atimi ir aš nesuprantu, kaip elgtis. Todėl vaikui labai sunku jausti saugiam. Bet čia yra visiškai nesaugus. Pavyzdžiui, vieną kartą mama ateis iš darbo ir sakys, o, kaip faina, kaip pasilgau tavęs ir pakalbėkime, o kitą kartą ateis lygiai taip pat, aš jau puolu kalbėtis, o jinai pradeda rėkti ant manęs. Ko tu dulkių nenuvaliai, ko tu šiukšlių neišneši ir kas ten su tavimi iš viso darosi, kodėl tu čia 8 gavai, o ne 10, ar ne? Tai va toksai elgesys, jisai iš tikrųjų yra nenuspėjamas ir labai nesaugus vaikui. Vaikai tada visokiausiais būdais pradeda bandyti užsitikrinti norimą suaugusio reakciją. Ir galiausiai tampa itin neabejojantis, nepasitikintis, nes tu nežinai, ko laukti iš suaugusio reakcijos, ar ne? Jisai stengiasi būtent būti mylimas ir bando pritapti, bando įtikti, bando nusipelnyti. O užaugęs jisai be galo nori meilės, stabilumo ir būtent tada jisai pervertina partnerį ir tampa priklausomas nuo partnerio. Nuo jo nuotaikų, nuo jo poelgių kažkokių, tai veiksmų, sprendimų ir taip toliau. Ir apskritai nuo santykių, nes jisai į santykį įsikimba. Kaip į gelbėjimosi ratą, tu mane išgelbėk, tu mane mylėk, tu man duok dėmesio, tu mane užpildyk, ar ne? Tu mane padaryk, kad man nebūtų baisu ir panašiai. Tai va, jeigu turėjot vaikystėje tokį ambivalentišką elgesį tėvų, tai gaunasi, kad jūs tampat, netgi kartais būna maniakiškas elgesys dėl santykių. Aš dėl partnerio viską padarysiu, išsižadėsiu savęs, nekreipsiu dėmesį savo poreikius, kad tik partnerį turėčiau šalia, ar ne? Kitas yra tipas vengiantis, tai kai tėvai yra šalti, emociškai neprieinami, fiziškai neprieinami, negali išsikalbėti, negali atsiverti, negali pasiguosti, negali rasti nusiraminimo, negali išreikšti emocijų, negali pykti šalia tėvų galbūt. Jie yra linkę kontroliuoti tėvai tokie vaikus, nori viską žinoti, tenai aiškina, kaip rengtis, į kokį būrelį eiti ir panašiai. Vaikas ką daro? Jisai išmoksta nepaisyti savo emocijų, jisai neskiria savo emocijų, jisai galvoja, kad tai, ką jisai jaučia, yra negerai, jisai suaugęs, ką jisai racionalizuoti pradės, bus labai protingas, bet nejautrus nei savo, nei kitiems. Jisai stengsis nenuliūdinti tėvų ir užsiimti, jausis toksai vienišas. Aš pažaisiu kamputyje kažkur vienas, kad nesuerzinčiau tėvų, ar ne? Mano emocijos, kad man liūdna, kad man neramu, kad man baisu, visiškai nesvarbios. Aš turiu pats susitvarkyti su šitais dalykais. Nes tėvam iki lemputės, kur aš esu, kaip aš jaučiuosi ir ką aš išgyvenu savo gyvenime. Kartais atsitinka tas vengiantis elgesys, kai tėvai patiria kažkokias tai stiprius išgyvenimus savo gyvenime. Galbūt, pavyzdžiui, netenka mamos. Galbūt vaiko kažkoks ir būna gedulo periodas. Tada tėvai irgi būna atsiriboję ir vaikas turi susitvarkyti pats. Jis yra tarsi nematomas. Tai užaugę tokie partneriai, jie ką daro? Jie išgyvena atmetimo baimę ir nuvertina tada santykius. Santykiai nesvarbu. Dzin. Meilė, kas čia per meilę, kas čia sugalvota meilė. Taigi reikia būti protingu, o ne mylėti, ar ne? Ten, pavyzdžiui, būna netgi tėvai, kurie nuneigia jausmų galią. Įsimylėjo, atsirado čia rožiniai akiniai, ar ne? Ir moteris, pavyzdžiui, gali pradėti vengti įsimylėti, bijo prisirišti tada irgi netgi prie partnerio. Jausmus ignoruoja, geriau aš būsiu šalta, elegantiška, žinai, tokia karjeros moteris, išvaizdą žiūrėsiu savo, bet jausmų neįsileisiu. Nemėgs prisileisti atsiverti tokia moteris, jinai vengs rimtų įsipareigojimų, jinai nenorės tenai, kad kažkas tai, sakykime, jai pradėtų kontroliuoti galbūt gyvenimą, kištis į jos reikalus, jinai gali siekti naudos savo iš santykių, ar ne, gali rinktis partnerį, pavyzdžiui, kuris turi statusą. Man yra naudinga, kad jis turi pinigų, statusą, man dzin jausmai, aš galiu gyventi su tokiu, kuris važinėja su gera mašina. Naudos manipuliacija ir emocinė prievarta. Kitas yra tipas dezorientuotas, tai yra, kai tėvai patys yra nerimo šaltinis, kai jie smurtauja, gąsdina vaikus,
arba patys yra bejėgiai ir išsigandę. Depresija gali, pavyzdžiui, sirgti, nerimo sutrikimais tokie tėvai gali būti, nes jie patys nesugeba susidoroti su vykstančiom traumom su jais. Ir jie yra priešiškai nusiteikę, jie negali užtikrinti vaikui jokio reikiamo saugumo, nes tokiais tėvais dėja vaikai pradeda patys rūpintis, ar ne? Ar mama išgėrė vaistų, ar ten tėčiui viskas gerai ir panašiai. Tokie vaikai gyvena nuolatiniam nerime ir baimėse. Jie, siekdami apsisaugoti, stengiasi sukontroliuoti padėtį. Čia truputėlį tėčiui tą pasakiau, mamai tą pasakiau, tarsi skydas gali būti tarp tėvų. Jie bando nerodyti savo emocijų stresinės situacijose, apie save lygiai taip pat pamiršta, kaip ir prieš tai buvusiam tipė. Jiems gali būti sunku nusiraminti, jeigu jiem kyla daug stiprių emocijų ir jie nesuvokia savo kūno reakcijų, nežino, ką daryti, kaip tvarkytis, gali isterija tokiam vaikui ištikti netgi, priepuolis kažkoksai, tai toksai noriu ir viskas, ar ne, ir rėkia jisai, nes jis nežino, kaip valdyti savo emocijų, nes mama visada irgi nerime. Šalia tokių tėvų išmokstama nerimauti. Ir paskui į gyvenimą pasiemama strategija, kad visada jausti įtampą. Jautimas įtampos yra normali būsena. Aš esu taip, kažkada irgi klientės užklausiu, sakau, kaip tu jautiesi gerai? Sakau, kas tau yra gerai? Va čia visada aš nerimauju. Sakau, tau gerai yra nerimauti, ne? Aš pati atpažinau tą modelį, kad, pavyzdžiui, labai daug energijos pas mane nuteka, ypač anksčiau nutekėdavo palaikyti nerimo lygmenį. Net jeigu pas mane viskas aplinkoje yra gerai, aš sugebėdavau savo sukelti nerimo kažkokį tai lygį, ar ne? Taigi va dar tada apie tai galim panerimauti. Tai čia su pinigais gerai, su santykiais gerai, su vaikais gerai. Tai davai dėl sveikatos panerimauti. Tai tada viršsvario aš turiu, tai davai dabar ant šitą arkliuką pajosim. Rasim dėl ko savo kelti įtampą ir gadinti santykius vyrui ir sakyti, žinai, pasižiūrėk, aš negaliu valgyti dabar pyragaičio, nes aš per daug sveriu. Ir tada aš sukeliu daug nerimo savo santykį. O iš kur tai atėjo? Tai atėjo iš to, kad aš augau su žmogum, kuris patyrė aukštą nerimo lygmenį ir aš išmokau taip gyventi, nes man tai tapo norma ir netgi santykis su šituo žmogum artimas dėl to, kad mes abi nerimaujam. Ir aš turiu apie ką pasikalbėti, apie savo nerimą su tuo žmogum. Tai tokiu atveju, kai mes užaugam, mes norim artumo, jeigu yra dezorientuotas tipas ar ne, bet tuo pačiu labai bijom suartėti. Tai va, kada prasideda tas šokis tango? Va tada, kada mes turim, kitą skaidrę parodyk, nes kaip tik pakalbėsim, suderinamumas. Tai ne tik jūs, bet ir jūsų antra pusė augo tokiuose santykiuose, kur galėjo būti nesaugus prieraišumo tipas, ar ne? Ir va čia labai gražiai yra parodyta, kas gali su jumis vykti, kai jūsų, sakykime, partneris, gerai, jeigu, pavyzdžiui, jūs esate saugus ir partneris yra saugus tipas. Tai yra deimantas pavaizduotas, ar ne, labai graži santuoka, labai graži partnerystė, saugiai abu jaučiasi, geba ir duoti ir imti santykį. Jeigu vienas iš partnerių turi saugų prisirišimo lygmenį, gali padėti truputėlį sumažinti įtampą, jeigu kitas partneris, sakykime, vengiantį tipą turi. Bet kas vyksta, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, dezorientuotas susitinka su dezorientuotu, faktas, kad bus jau šakės ar žaibai, jie jausis nesaugiai, jie jausis ir noriu, ir nenoriu, ir noriu priartėti, ir noriu atitolti. Ir tada prasideda tokia dinamika santykiuose. Tai va čia šita lentelė labai aiškiai atspindi, kas vyksta partnerystėje, ar ne? Vengiantis su vengiančiu, jie vienas kitą supranta, nes jie kodėl? Jie tada šalti poroje, jie siekia tikslų, jie siekia karjeros, jie atsitolinę vienas nuo kito, bet jie vienas kitam nepriekaištauja. Dėl to, kad pas juos abu vengiantis yra. Nei vienam, nei kitam nereikia to artumo ir emocijų atsiverimo, ar ne? Bet jeigu yra, pavyzdžiui, ambivalentiškas, aš noriu, aš siekiu to partnerio, o partneris tai bėga. Čia kaip Tomo Džerio, žinai, filmuke gaunasi tada, kas kurį vejamės, kas iš paskos einam. Pavyzdžiui, aš esu, sakykime, partneris yra vengiantis, jisai sėdi filmą žiūri, o tu ateini, noriu meilės, noriu šilumos ir aš vieniša santykiai. Jo tipas yra kitoks prieraišumo. Dėl to jūs nesusišneka. Dėl to jūs nesuprantat vienas kito. Ir va čia yra pažinimo etapas, kada mes turim suvokti, koks mano tipas, koks partnerio tipas ir tada pradėti žiūrėti. Ir esmė yra kokia? Ne tai, kad davai, aš dabar su tave sutvarkysiu, kad tu man būtum parankus, patogus ar ne, nes mes skiriamės. Esmė yra tiek mūsų kurso, kurį mes pristatinėsim, tiek apskritai, ar jūs į terapiją eisit kažkokią tai porų, ar ne? Esmė yra ne perkeisti partnerį,
o tarp tų skirtybių išmokti komunikuoti, pamatyti, kokie yra skirtumai tarp mūsų ir atrasti būtent, kaip galima susitvarkyti, kažkokių naujų galimybių atrasti tame. O nesakyti, nes yra skirtingumai, kurie gali būti suderinami. Nes, pavyzdžiui, aš galiu susitaikyti su to, kad mano antra pusė, sakykime, labai mėgsta su dviračiu visą laisvalaikį leisti. O, pavyzdžiui, man labai patinka ten atrasti kažkokių naujovių knygose, ne? Ir aš galiu suprasti tai, kad tu važiuok su dviračiu, aš per tą laiką paskaitysiu ten pajūrį kažkur, ar tu pavažinėsi pajūriu, ar ne, su dviračiu. Ir mes suderinsim savo skirtumus tarpusavį. Bet yra skirtumų, kurie jau negalima suderinti. Ir va tada jau sunku porai būti. O ties yra nesuderinami ir suderinami. Tai va nepataisyti, atrasti naujų galimybių reikia tarpusavį, ne, kad galėtume mes rinktis. Ir kitas dalykas yra toksai santykių dinamika, kuri vyksta spirale visada. Yra susiliejimo etapas, žinot, kai įsimylim, nugi vienas be kito negalima, net ten atsitraukti vienas nuo kito. Tada visada ateina etapas, kai norim atsitolinti, nes mes vis tik tai esame autonomiški žmonės ir mes norim savo autonomiškumo, mes savo erdvės, savo laisvės. Tik kiekvienas pagal tipą yra skirtingas, ar ne, kiek aš jos noriu. Ar aš visą dieną noriu būti vienas, ar aš ten tik keletą valandų galiu pabūti vienas. Bet yra vis tiek anksčiau ar vėliau ta realybės stadija, jeigu pagal meilės stadiją žiūrėti, kada mes truputėlį atsitolinam ir partnerį stebime galbūt iš šono, atsiranda kažkokie nauji interesai, žiūrėk, yra kokie 2 metai, kai mes tik kartu būnam, dingsta draugės, dingsta kažkokie užsiėmimai, dingsta ten šeimos nariai, ar ne, ir jie sako, kur tu dingai? O aš ten su partneriu, sakykime, ar ne? Bet paskui, žiūrėk, grįžta atgal tos draugės, grįžta pomėgiai, grįžta laisvalaikis, tai va tas atsitolinimo etapas yra. O tada vėl mes sueinam į kontaktą, kad pasidalintumėm patirtim. Aš buvau ten, mačiau ten, girdėjau tai, patyriau tai, ar ne? Ir ateina intimumo etapas. Jeigu pas mus nesutampa tie etapai, pavyzdžiui, susiliejimo etapas man norisi ilgesnio, o partneris jau, žiūrėk, perėjo į tolimo etapą. Ir aš tada sakysiu, ką, jisai šaltas, abejingas, manęs nemyli. O jam tiesiog atėjo tolimo etapas. Tai va, kai mums nesusiderina šitie etapai, kai mes nepulsuojam vienu ritmu, mes irgi galim sakyti, vienišumas, ne tas partneris, nesąmonė, reikia skirtis, aš čia per vienišai jaučiuosi. Ne? Tai va, tai čia yra irgi atpažinti, kurios spiralės vijoje aš esu dabar, kurioje mano partneris yra. Ir tada kaip mes galim susiderinti. Per kalbėjimą, per bendravimą, per išsakymą savo poreikiai. Ne? Vilana, gal tu turi kokių komentarų ar pastebėjimų? Ja, man, žinai, bet taip galvoju, mes susitinkam pradžioj santykiuose vienodos energijos, ar ne? Tai turėdami vienodas nuoskaudas, nes tada jaučiam, kad suprantam vienas kitą, ar ne? O po to, kai vienas partneris sustoja, o kitas auga. Čia mes pereisim dar prie kitos skaidrai. Paliksim truputėlį vėliau. Taip, tai čia buvo apie psichologinę, ar ne, tą perspektyvą, kurią galim pažvelgti, kodėl vyksta tas jausmas atitolimo. Gerai, važiuojam. Gal turite mūsų merginos? Tavo nesigirdi. Kažkodėl tai tu pajunginėjai. Ar mane girdėtų? Aš girdžiu. Dabar nesigirdi tave. Ne? Tu perjung skaidrę. Tu pasižiūrėk mikrofono nustatymus, galbūt pas tave kažkur tai. Ar dabar girdžiu? Mikrofonas nustatytas kitaip. Ups. Dabar. Puikiai, grįžai. Tai noriu merginų paprašyti, ar kyla kokių klausimų, ar kyla kokių emocijų, pasidalinkit, nes čia yra pusė tokia, ar ne, kaip sakau, iš proto, kur proto aiškiai turime suvokti, o protas ką dažnai daro, ir mum meluoja, ir mum priešinasi. Tu vėl nusistatei kažkaip tai headphones pas tave yra, ausinės nustatytos. Perjunk į mikrofoną. Jo, parašykit komentaruose, ką išgirdot, ar rezonuoja, ar aiški informacija, kas va iš to, kas buvo pasakyta, jums taip įstrigo. Ar dabar mane girdit? Girdit mane? Nesigirdi dar. Va dabar gerai. Matau, kad jau kalbėjai. Gerai. Jau gerai? Aha, jau gerai.
Bet karšta pasidarė, atsiprašom už trumpą. Ir tai va, čia apie ką kalbėjom, tai yra, kas yra protų suvokiama, ką protų reikia įvertinti, ar ne, ką reikia suvokti aiškiai. Bet dažniausiai, ką protas daro mums, nepriimam informacijos. Dažnai nenorim girdėti, kas vyksta. Dažnai tam, kad nereikėtų priimti atsakomybės, kad nereikėtų suprasti, kad išbūti aukos pozicijoje, kad išbūti kaltintojo, ar ne? Nes kiekviena, kai mes priimam tiesiai informaciją, mes turim prisimti ir atsakomybę. Bet šitas yra sunkiausia. Ir ką dabar mes padarysim, tai eisim į praktiką ir pabandysim pajusti visą tai, pabandysim pajusti per jausmus, per širdį, nes širdis niekada nemeluos. Ir parašykit komentaruose, ar pabandysite su mumis eiti į praktiką ir pajusti. Tai jeigu Aha, tavo žiūri įrašą, ar veikia, nes aš pastebėjau, kad kažkaip tai pas mus įrašas tik YouTube eina, jeigu aš gerai matau. Gerai. Gerai. Ar bus norinčių eiti į praktiką? Puikiai info matau, daug kas aiškėti pradėjo. Labai ačiū už komentarus, turbūt truputėlį vėluoja komentarai. Aha, girdi. Aha, tau vėl nusistatė ausinės, Vilana? Aš nieko neturiu. Kažkaip įdomi tau persijungia. Aha, fainai. Gerai. Dabar klausimas, ar girdit mane, ar galiu... Aš girdžiu. Aha, viskas tvarkoja. Tai dabar ką padarysim? Atsipalaiduokit, merginos, atsisėskit ir užsimerkit. Ir ši praktika parodys tai, kas iš tikrųjų trukdo jūsų santykiams. Jeigu ir prieš tai protas kažkiek bandė meluoti, tai dabar klausykit širdies. Klausykit savo pojūčių ir pabandykite įvardinti. Ir užsimerk ir įsivaizduok savo santykius kaip savo tikslą. Mes kiekviena norime jį turėti. Nuostabius, šiltus, suprantančius, sveikus santykius. Ir kaip juos reikia pasiekti. Dėl santykių reikia dirbti, ar ne? Reikia įdėti širdies pojūčių, veiksmų, pokalbių. Ir įsivaizduokit ir pajuskit, kaip toli yra jūsų santykiai. Santykiai yra jūsų tikslas, kurį jūs norit pasiekti. Kaip jaučiatės? Ar jie toli, ar arti? Ar tamsus, ar šviesus? O galbūt džibantis? Ir norite, galite apkabinti? Pajuskit, koks tarpas yra tarp jūsų ir santykių. Ir kas trukdo? Kas trukdo juos paliesti? Galbūt tai baimė? Galbūt prieraišumas? Galbūt noras būti pranašesnei už partnerį? Pajuskite, kas trukdo. Įgarsinkite savo, įvardinkite. Ir paimkite maišelį, popierinį, kad gamtos neterštų. Įdėkite ir išmeskite. Šitos kliūties nebėra. Jūs išmetate. Ar jau galite pasiekti santykius? Jei dar ne, kokia kliūtis vėl iškyla? Galbūt jūsų didžiulis ego? Gal noras jaustis pranašesnei? O gal tiesiog vertinimas savęs?
kitokios, negu jis mato. Ir vėl paimkite į maišelį ir tą įdėkite. Išsukit ir meskit taip toli, kad šios kliūties nebebūtų. Kaip dabar jūsų santykiai? Ir vis dar jie toli ar arti? Gal jau ranka pasiekiami? Ar yra dar kliūtis? Jei rasite? Aha, aš dabar girdžiu kažkas su mano mikrofonu ir turbūt ir nebepravesiu iki galo. Bet šitą praktiką naudokit, atsigulkit vakare ir išbandykite patys. Žiūrėkite, kur yra jūsų kliūtys. Išmeskite vieną po kitos. Net jeigu iškils toks nežinau, kas trukdo, įdėkit ir tą, kas yra nežinau, nes nežinau irgi yra kliūtis. Ir metam viską tol, kol galėsit apkabinti savo santykius ir susilieti. Kaip tam filmuke, tu ir aš, mes vieno kraujo. Ir Girdi tave. tada pajuskit dėkingumą. Dėkingumą už tai, kad turite santykius. Žiūrėkit, kiek aplinkui moterų nori turėti santykius. Nori būti mylimos, mylinčios. Jūs juos turite. Tik tai reikia pajausti juos. Tai reikia priimti visų tokie, kokie jie yra. Nes santykiuose ir yra svarbiausia augimas. Santykiai yra viskas. Konfliktai, meilė, seksas, sekso nebuvimas, vaikai, tikslai kartu, laisvė asmeninė. Visa tai ir yra santykiai. Ir jeigu jums norisi dar kažko, tai daugiau iš tų santykių, pažiūrėkit, kur yra jūsų kliūtys ir šalinkit. Jeigu pavyko kam nors padaryti, girdėti mane visą laiką, tai pasidalinkit, kaip jautėtės. Ar ši praktika leido širdimi suprasti jūsų kliūtis, kur protas kartais mums neįvardyja. Tai šitą praktiką tikrai dažnai galite panaudoti. Ir kol pajusite visišką ramybę. Ir eisim prie kitos skaidrės turbūt, ar ne? Nes sakau, truputėlį turbūt vėliau ateis komentarai. Ops. Va, čia. Apie dvasinius Jūs aspektus. rašykit komentarus, kaip patiko Vilanos jūs pravesta praktika, pašalinimas kliučių, nes tarp mūsų, tarp vyro ir moters visada atsiranda erdvė, kuri jau būna užpildoma kažkuom. Ir mes galim arba priartėti, arba atitolinti. Ir kai yra daug nuoskaudų, daug pretenzijų, daug lūkesčių neišpildytų, tai tarsi, jeigu jūs tarp savęs ir vyro pradėtumėt mūryti sieną. Tai va, Vilana jums pasiūlė vieną iš praktikų, kaip tos sienos nemūryti. O jeigu jinai yra pamūrita, ją pašalinti. Super. Gerai, tai ko laukiam dar komentarų, jeigu kas norit pasidalinti, tai pereisim prie to, kaip ir sakiau, ar ne, pakalbėsim ir apie dvasinį aspektą, nes mano suvokimu, mano pasaulėžiūroje mes nesame tik tai fizinės būtybės, nesam tik tai va, tas fizinis protas, kuris suvokia pasaulį,
Mes esam dvasinės būtybės, kurios patiriam žemiškas patirtis, tokias kaip santykiai su vyrais. Ir kaip Ilana gražiai sako, ar ne, sako, mes vieno kraujo. Tai vieno kraujo man asocijuojasi asmeniškai, kai jeigu mes gebame matyti partneryje kitą sielą. Nežmogišką jos pasireiškimą, tik tai nežmogiškas pasireiškimas jisai turi ko? Jisai turi įsitikinimų savo, programų savo, skaudžių patirčių, trauminių patirčių, iš kurio jisai ir veikia. Jeigu jisai nesusimąsto ir to nekeičia. Bet jeigu pasižiūrėti iš sielos perspektyvos, tai mes esam visi vieno kraujo, vieno ateimo į žemę, ar ne? Ir va tada mes galim pajausti, jeigu mes išmoksim matyti savo partneryje Dievo pasireiškimą. Aš visada mokiausi irgi matyti, kaip Dievas myli mane per partnerį, ar ne? Atsiųsdamas man meilę, nes vyras globodamas moterį, ir duodavo tą globą, kurios mes tikimės iš pasaulio, iš visatos. Tai jeigu gražus santykis, harmoningas santykis, mes galime matyti dievišką tą pradą ir dėkoti, kad jo rankomis, nes Dievas, kaip jisai pasireiškia, jis pasireiškia per mus. Jisai neturi kitų rankų, kitų kojų, kitų akių, kitų pasireiškimo būdų. Tai va, ar mes irgi, ką mes kuriame savimi, ar mes kuriame daugiau darnos, ramybės, atsipalaidavimo, priėmimo, ten, kur einame, ten, kur būname, ar po mūsų yra lengviau ar sunkiau žmonėms būti, aiškiau, ar kaip tik daugiau chaoso sukuriam, ką mes nešam savimi, ne, į pasaulį, ką mes kuriame santykėje. Buvo laikas, kai aš kūriau daug reikalavimų santykėje. Buvo toksai sąrašiukas nemažas, ką turėtų atitikti mano partneris. Tai niekur nenuvedė dėja šitą mano kūrybą, jinai baigėsi fiasko. Tai teko atsiprašyti buvusio vyro už tai ir pasakyti, kad atsiprašau veikiau ne iš sąmoningumo, o iš to, kaip mane išmokė, įdiegė kokias programas. Tai va. Tai visų pirma, santykiai ir gali būti dvasinio augimo kelias. Kai partneris mums tampa mokytoju. O mokytojų įvairiausių gali būti, ar ne? Priklausomai nuo to, kokią pamoką jūs norite išmokti. Tai galime žvelgti būtent į partnerį ne kaip į tą, kuris turi man atitikti kažką, tai duoti, manim rūpintis, o aš galėčiau tenai savo reikalais užsimti, ten namus man parūpinti, automobilį galbūt man parūpinti ir taip toliau. Tai jeigu mes tik taip žiūrime partnerį, tai jisai nėra mano mokytojas. Bet jeigu mes pradėsim žiūrėti, va pavyzdžiui, vyras neduoda man pinigų pakankamai, nes galbūt pats neuždirba, sakykime, ar ne? Tai koks jisai gali būti mokytas? Tas, kuris moko mane pačią būti savarankišką, pasirūpinti savo poreikiais, išmokti sukurti materiją pačiai, atidirbti, kaip aš sakau, apatinę čakrą, iš gyvenimo pasirūpinti, iš gyvenimo poreikiais, pačiai sukurti bazę. Ir taip bus mano mokytas. Jeigu mano vyras man neduoda, neužpildo manęs pramogų įvairių ir man vieniša santykyje, mane moko ar ne mokėti šitą poreikį patenkinti pačiai, mokėti save pralinksminti, užpildyti, įkvėpti save. Tai va, jeigu mes žvelgsim į jį ne kaip į tą blogietį, kuris man kažko neduoda, o kaip į tą, kuris savo elgesiu mokina mane. Savo buvimu toks, koks jis yra, jisai mane mokina kažko. Tai ir paklauskit savęs, šituo laikotarpiu, šitame periode, kuriame jūs esate, ko moko jūsų partneris jūs? Per priekaištus, per pretenzijas, per kažko nedavimą, per kažko apribojimą galbūt. Ko jisai jūs moko? Apie ką yra jūsų mokykla šitų santykių? Žiūrėkit kaip į tokią perspektyvą. Lygiai taip pat, ar ne, čia galbūt dvasiniai aspektai, o gali būti ir psichologiniai, jeigu imti Jungą, kuris daug kalbėjo apie kolektyvinę sąmonę, apie archetipų dinamiką. Irgi lygiai taip pat galime pažvelgti į tai, pasigilinti, kam įdomu, archetipai, pasižiūrėkite, kokiais archetipais jūs susitikote. Kas yra jūsų vyras kaip archetipas, ką atitinka? Aš, kaip saviškis susipažinau, tai aš sakau, tavo tai konkrečiai kario archetipas. Išgyventi,
išbūti askezę, galiu nevalgyti, negerti, nemiegoti, jeigu yra tikslas, aš jį sieksiu, pasieksiu, va toksai ar ne, jisai kaip karys, jisai pamiegoja 2 valandas, bet jeigu jau atėjo budėjimo režimas, jam jisai atsistoja ir nesvarbu, ką jaučia jo kūnas, ne, tai va pavyzdžiui toksai. O mano galbūt yra visiškai kitoks, kokios nors valdovės archetipas. Ir aš ten noriu, kad man būtų patogu, man būtų prabanga, kad man būtų kažkas kažką atneša. Ne, aš noriu jaustis valdovė. Ir va tada, kai archetipai susitinka ir jie negeba dėrėti tarpusavį, nemato va tų skirtumų ir kaip jie gali papildyti vienas kitas, nes jūsų karys jūs apsaugos, kai bus problemos. Kai bus nestabilu, kai bus nesaugu jūsų karalystėje, karys jūs gali apsaugoti. Betgi ne, aš nenoriu kario, čiagi man reikia valdovo šalia būtinai. Mes nematom, kad gali mums padėti netgi kita energija, bet mes kaip padėti. Archetipai yra apie tai, kad tai yra lengviausiai atpažįstamas modelis. Va, pavyzdžiui, motinos ar ne archetipas gali būti, gelbėtojo archetipas gali būti, kūrėjo archetipas gali ir panašiai. Tai va čia galima irgi viena iš tematikų, kur galima pasigilinti, bet mes dabar neišsiplėsim, čia būtų visiškai atskira tema apie archetipus. Ir yra tokie dalykai, kai teorija tokia, paimkime, jeigu jums yra priimtina, ypač reinkarnacijų tematika, nežinau, kiek jūs domitės, ar jums tai nerežia ausies, jūsų suvokimo, bet tiesiog atvirai išklausykite, jeigu netiks atmesite tiesiog, ar ne? Yra kalbama, kad mes įsikūnijame į šitą gyvenimą, į šitą pasaulį ne vieną gyvenimą turime, ne? Ir prieš ateidami į pasaulį mes įsikūnijam netgi grupėmis. Sielų grupė susitinka, mes su Vilanu juokaujam, ar ne, nes mūsų pasirodė atpažįstami bendri, kai atradom ir panašiai, ir tikrai mūsų grupė va taip įsikūnijo, kad kažką nuveikti pasaulyje. Mes susijungiam tam, kad komunikuoti, kad mes neštumėm žinutę, atradom tematiką, kokioje mes galime būti kartu. Tai va mūsų, sakykime, yra grupė sielų, kurios ateina į žemę, nuveikti ir patirti kažkokių patirčių. Ir mes susitarėm, kas mes vienas kitam būsime, kokią mes pamoką vienas kitam nešime, ką mes padėsime savimi patirti gyvenime. Tai va gali būti, kad jūs ten su savo partneriu susitarėt, ar ne, kad žiūrėk, aš būsiu šitam gyvenime tavo vyras, tu mano žmona, ką tu nori dabar tame santykyje išmokti. Galbūt jūs praeitam gyvenime, sakykime, ten turėjot kažkokią tai skaudžią pamoką ir norit priešingai, ar ne, atpirkti. Pavyzdžiui, gal jūs išsižadėjot, palikot vaiką, galbūt savo buvo tokia situacija, ir va dabar tas vaikas, ar ne, tampa jūsų partneris ir jūs jį ten globojat, gelbėjat, nepaliekat, ten kankinate su juo, bet aš va noriu patirti, jis sako, aš būsiu va tas įsižeidęs, kuris laikys atstumą, nes tu praeitam gyvenime mane palikai kaip vaiką, aš kelsiu tau daug isterijų, o tu va dabar va galėsi mokytis, kaip mane mylėti, ne? Ir mes einam į kontraktą va tokį. Kadangi aš pati esu energopraktikė, aš kartais irgi stebiu, būna tokių klientų, kad ateina ir nori sužinoti, ar ne, ką aš čia atėjau, ką čia aš mokinuosi, ką aš galiu padaryti. Aš pati savo santykius tyrinėjau per šitą prizmę sielos kontraktų, tai aš labai aiškiai pamačiau, kad su dabartiniu partneriu mes būtent atėjom vienas kitam išsigryninti autentiškumą savo. Drąsiai būti autentiški savimi ir eiti į savo veiklas. Tai va dėl ko, ar ne, aš sakau, aš mokausi besąlyginio priėmimo jam, nes tik mano terpėje jisai pradeda būti savimi, atsiskleidžia, numeta savo šarvus, o jo dėka aš drąsiau galiu judėti į priekį, nes jis man atneša to, ko man trūko, kad aš judėčiau į priekį. Finansų, saugumą, pasirūpinimą, va tas karys, jisai man saugu bus stresinė situacija, žinau, į ką atsiremti, aš ne viena esu šitoj situacijoje ir aš dėl to dėka galiu judėti į priekį savo veikloje ir drąsiai būti savimi. Tai va mūsų kontraktas buvo toksai, kad susitikti tuose gyvenimuose, kur būsim truputėlį užsimiršę ir pabėgę į kitus, patikėję kitų tiesomis, o ne savo, kad mes pažadintumėm vienas kitą ir taip bendrautumėm. O va prieš tai santykiai truputėlį kitokie jie buvo. Tai va mes galime irgi pamatyti, ar ne, ir šešėlį. Ir aš lygiai taip pat žinojau, kad aš šitos santykius eisiu mokytis. Aš eisiu mokytis ir mano šitas partneris, tai nėra rožėm klotas santykis, jeigu jūs įsivaizduojate. Tai yra santykis, kuriame jisai man iškelia labai daug trauminių patirčių. Va, parodo mano šešėlį. Aš ten kartais spirgu, kaip tas taukas ant keptuvės. Man emocijų bangos, viskas. Bet ką jisai geba daryti, jisai geba laikyti man erdvę. Vadinasi, nebėgti nuo manęs,
girdėti mane ir mano isterijas pakelti. Nu, aišku, yra riba, aš negaliu jo žydinėti ir smurtauti prieš jį, ar ne emociškai netgi. Bet jisai laiko erdvę mano va tam, kol man sukyla, aš pradirbu viskas, šitą temą baigta, galim eiti prie kitos. Tai va, jisai man sukuria tą erdvę, tai yra sielų kontraktai. Ir galim pažvelgti santykį, tai lygiai taip pat va, tas vienatvė, tai gali būti ne apie tai, kad jūsų vyras jūs kankint nori, arba ten jūsų nebemyli. Tai gali būti apie tai, kad jisai sako, žiūrėk, ateis laikas, kai aš atsiribosiu nuo tavęs. Aš nutilsiu tam, kad tu išgirstum save. Aš padarysiu tau erdvę išgirsti save. Ir tai nebus bausmė. Bet mūsų protas, žemiškas, gali sakyti, blogas, ne? Blogai elgesi. Nepatinka man taip, čia dirbti reiks. Ja. Nu. Aha, ir dabar apie tą. Tai parašykit komentaruose, kuri pusė jums labiau rezonuoja. Ar dvasinė pusė, ar tas, kur iš proto yra suvokiama, įvardyjama, bet esmė, kad ir iš kurios pusės girdite, tai rodo vis tiek vieną dalyką, kad reikės grįžti prie savęs. Kiekviena jum kylanti emocija, tai rodo jūsų vietą, kur reikia dirbti, jūsų vietą, kur reikia stiprėti. Ir tikrai pritarsiu, kad santykyje labai reikia saugumo. Jūs, kai mes moteris dažniausiai, ar ne, esam jautresnės, emocionalesnės, kai mes liejame emocijas, mes reikalaujam iš vyro, kad jis mus priimtų, kad jis mus išgirstų, ar ne? Bet šitos visos emocijos dažniausiai vyrai kaip elgiasi, jie atsitraukia. Ir vėl mes tada einam į emocijas, tada reikalavimą. Jis taip nesielgia, kaip aš noriu, jis nesako, kaip aš noriu, jis nedaro taip, kaip man būtų saugu. Bet išgirskime vieną dalyką, kad kai mes sakom man, tai o kaip galime patenkinti visą tą poreikį, kurį reikalaujam iš vyro, patys savo įdėti. Ir staiga įsivaizduokit, jūs įdedat viską, ko reikalavote ir ateinate pilnai santykiai. Kas tada vyksta, kaip santykiai keičiasi. Dėl meditacijų sako, kad nespėjo viską išmesti, tai dirbant su žmonėm, darant šitas sesijas, tai būna, kad reikia ir 10 kartų atranda, nes vienas po kito, kai mes išmetinėjom, vienas po kito išlenda. Mes net nežinom, kas ten yra plyta po plytos užklijuota, nes tai yra nuo vaikystės. Ir tai yra ilgesnis etapas ir jūs tą galite pabandyti patys padaryti, o jei ne, tikrai kviečiam užsiregistruoti, galite tiek pas Jarūnę, tiek pas mane į sesijas ir mes galime padirbėti asmeniškai, kur tikrai labai greitai galima paleisti visas ir atpažinti ir paleisti visas emocijas ir pradėti į save žvelgti kitaip. Erika sako, dvasinė labiausiai patinka ir dvasinė ir... Jo, tai labai ačiū, kad atliepėt, ar ne, nes visada yra tos ezoterinės, dvasinės temos jautrios ir ne su visom publikom galima dalintis tą informaciją, nes tiesiog atmetimo reakcija yra ne dėl to, kad kažkas blogai su to publika. Tiesiog žmonės nėra toje temoje ir tiek, ar ne, tai labai ačiū, man gera girdėti tai, nes aš žinau, kad aš galiu tą kalbą kalbėti su jumis toliau, ar ne, ir truputėlį, jeigu papildyti tą vidinės energijos balansą, ką Vilana irgi kalbėjo, tai čia irgi taip pat būtų dar ir jūsų vidinė moteris ir vidinis vyras. Ir mes, kai yra nebalanse, kai yra nedarnoje, šita energija pas jūs viduje gali kilti tas konfliktas arba pereiti jūs į vieną arba kitą energijos pusę. Pavyzdžiui, pas mane pačią buvo netgi sumaišytos vietom. Vidinis vyras ir vidinė moteris buvo apsikeitę vietom. Tai dėl ko mes įtraukiam šitą tematiką, mes savo kursą, kurį dabar darysim su Vilana irgi, būtent ir kalbėsim apie tai, kaip balansuoti šitą energiją, kad jūsų viduje nekiltų vidiniai konfliktai, kurie paskui pasireiškia išorėje įvairiausiais būdais. Ok, važiuojam prie kito, energetiniai aspektai, ar ne? Tai galima būtų pavadinti ezoteriniai aspektai.
Gal geriau skamba energetiniai. Tai kas yra energetinės sąsajos, ar ne? Tai yra, kai partneriai vakur vilana ir sako, ką daryti, kai moteris pradeda augti, o vyras ne. O augti, aš turiu omeny, moteris pradeda jos smalsesnės, jų energija yra judresnė, ar ne, jos nori viską žinoti, viską išmanyti ir čia, ir pradeda vaikščioti po kursus, skaityti knygas, seminarai, mokytojai ir taip toliau. Ir iš tikrųjų prasideda toksai kaip liftų kilimas. Jeigu tu gyvenai su partneriu antrame aukšte, moteris nusprendžia pažiūrėti, o kas ten trečiam, o kas ten ketvirtam aukšte gero, o kas yra penktam aukšte. Ir jinai galbūt netgi lavinasi, mokosi, daug sužino, o vyras ten toliau lieka savo darbuose, savo rūpesčiuose ir jisai neina į tuos aukštus dairytis. Ir gaunasi tada takoskyra. Moteris, žiūrėkit, jau kalba kitom kalbom, jau ten pas ją projekcijos, ar ne, sielos kontraktai prasideda žodynas. O vyras, ko tu nori iš manęs, kokie sielos kontraktai, eik tu geriau bulvinus skusk, ar ne, šeima valgyt nori. Ir mes pradedam nesusišnekėti. Ir prasideda tas, kad mes tarsi kalbam skirtingomis kalbomis. Ir tokiu atveju irgi žmonės ne visi gali išbūti tokioje partnerystėje. Ne visi gali priimti tą takoskyrą, kuri randasi. Ir tai labai priklauso nuo to, ant kiek didelis yra tarpas tarp jūsų, ant kiek tų aukštų atsirado daugiau tarp jūsų. Ir ar jūsų vyras leidžia jums kilti, nes būna tokių vyrų, kurie kaip tą helio balionėlį moterį bando pririšti. Kas atsitinka? Moteris išvaro į kokį seminarą, prisiklausus moteriškumo, kaip jin dabar suderins vyrą moterį savyje, dabar grįžta tokia karalienė namo ir mielasis, einam tantrinę meilę užsimti. Ir ne, vyras, ko, pradeda netgi konfliktus kelti, pradeda problemas sudarinėti moteriai ir moteriai ta energija, kurią jinai buvo prisipildžius, išgaruoja kaip rūkas. Pasirodžius saulytį. Labai dažnai mano atveju būdavo, aš grįžtu, jau mylėsiu dabar vyrą, dabar priimsiu visą su visai bagažu. Ir jisai duoda man tokią puokštę, kurios aš negaliu pakęsti, man ten trigeris, akis pradeda trūkčioti, ašaros pasipila savaime ir aš sėdžiu ir galvoju, tai kur mano viso savaitgalio įdirbis? Ar ne? Nes antiek vyras bando mane įžeminti, kad aš nustočiau skraidyti po debesiais ir nustočiau tenai kažko prisigalvoti, mano visas įdirbis, visas džiaugsmas ir ramybė išgaruoja. Tai tokiais atvejais iš tikrųjų labai sunku išbūti, labai sunku išlaikyti tą energiją, tam reikia mokytis neutralumo, tam reikia mokytis iš tikrųjų netgi pasiruošti tokiam grįžimui, išėjimui, ar ne, prieš atidarant duris, prieš lenkiant rankeną, reikia pasakyti, priemu viskas, ką pamatysiu ir nusiteikti, kad visko bus. Vyras nelauks tavęs su gėlių puokšte ir nealkoholinio vyno taure. Ar ne, jeigu jisai mėgsta gerti alkoholinį vyną ir viskas, ir baigėsi tavo visos puokštės. Tai tokiu atveju iš tikrųjų reikia dirbti ir tada reikia žiūrėti, o ką vis tik tai atneša vyras į santuoką, kiek aš galiu tą skirtingumą, vėl grįžkim prie tos skirtumus, ar aš galiu toleruoti, ar aš galiu priimti, ar tai negriauna, ar tai nesukuria dar didesnio diskomforto mūsų šeimo ir ar aš negaliu. Nes būtent tai, kad aš negalėjau mūsų skirtybių priimti, įtakojo, kad aš pasirinkau skyrybas. Ir aš supratau, kad viskas gerai ten su mano to vyru, jeigu jisai nori taip gyventi, jis turi teisę, tiesiog aš negaliu būti. Man skirtingumas yra per didelis. Ir viskas. Tai dar yra, čia tarp skliaustelių matot įrašą, žiūrėti informaciją apie asmenybės evoliucijos etapus. Klausit, kas čia per velnias, ar ne, su kuo valgoma. Tai yra irgi tokia teorija, kurią aš dalinuosi atskiroj paskaitoj. Yra įrašas padarytas, aš paskutiniai skaidriai rasite, kur galite rasti tą įrašą, įsigyti, jis yra už simbolinę kainą, tenai ilgas seminaras būtent apie asmenybės evoliuciją, nes mes, kai ateinam į žemę, mūsų sielos evoliucionuoja, jeigu jūs pakeistumėt asmenybės į sielų, tai būtų analogas. Tai yra, vadinasi, jūsų siela ateina, jeigu čakrų sistemą imti, kažkokios tai spalvos. Ir jinai mokosi iš gyvenimo pamokų, jinai mokosi kaip draugauti, kaip kurti ryšį, jinai mokosi kaip siekti tikslų. Tada jinai ateina į besąlyginės meilės, priėmimo, dievo vedimo, atsidavimo lygmenį ir taip keliauja siela. Ir tas irgi atsiranda, kad, pavyzdžiui, vienas gali būti
O tam išgyvenimo lygmenį mokosi, kaip uždirbti materiją, nešti viską į namus, jam užtenka šeimos vyrui, sakykime, moteris eina jau į besąlyginės meilės, į tarnystės Dievui ir per tai savo veiklą grindžia. Ir tokia moteris gali sakyti, ne, man šitas vyras, kuriam tik tai svarbu bulves nuskustas, nereikia, baigit jūs bajerius, aš čia Dievui jau tarnauju, man čia jau sielų kontraktai tik tai šviečia, ar ne? Ir mes galime nuneigti. Bet yra daugybė porų, kur gali, pavyzdžiui, sugyventi tokiu būdu, kad vyras neša materiją, rūpinasi materiją, o jinai moteris gali, kaip aš sakau, dvasinėse dalykuose skraidžioti. Ir jos helio balionėlis saugiai pririštas, bet jis yra pakilęs. Jos neglušina, jos nesako, ką tu čia nusišneki, kokias nesąmonės. Vyras leidžia, sudaro sąlygas, išvažiuoja į seminarą, žiūri vaikus ar ne namuose ir ramiai savo bulves skuta pats jau. Ir va tada moteris, jeigu jinai turi iš tikrųjų tą jausmą dėkingumo vyrui, pagarbos už tai, koks jis yra, priėmimo, jinai gali būti su tokiu vyru kartu ir dėkoti jam. Bet jai visada reikės dvasinės terpės. Neužmirškim tai, kad nebus taip, kad jinai, visada pasitenkins tik vyru. Vadinasi, pas ją bus poreikis turėti aplinkoj draugus, bendruomenę, kur jinai gali vis tik tai pasišnekėti su tom temom, kurios jai aktualu, nes su vyru galbūt taip giliai nenueisi tas temas, nes jam neaktualu. O galima nuneigti ir išsiskirti. Tai va, tai reikia žiūrėti, ar ne, kaip galima suderinti, o ne kaip skirtis. Yra karminiai santykiai, tai yra, aš astrologiją pati domėjausi. Ir galima pasižiūrėti būtent tą suderinamumą per astrologinę prizmę ir yra keletą aspektų, kur rodo, kad tai yra karminis ryšys. Tai va, mano prieš tai buvę santykiai yra karminis ryšys. Tai karminių ryšių, kaip kiti didžiuojasi, kad aš esu karminiam ryšy, aš norėčiau pasakyti, Dieve padėk šitiem žmonėm, nes tai yra labai sunkus ryšys. Tai yra iš tikrųjų atkeipi pyragė, ar ne, kad ateinu mokytis toliau, ko neišmokau, turiu karmą, galbūt pats prisidirbau ar pati prisidirbau prie tuose gyvenimuose, skoloja su šituo žmogum, noriu atpirkti. Ir dažniausias pojūtis karminiuose santykiuose, kad su šituo žmogum negaliu būti, nes drasko iš vidaus taip, kad tikrai norisi kaukti vilku, bet negaliu išsiskirti ir be jo negaliu. Jeigu išsiskiriu, vėl mane drasko iš vidaus ir aš noriu vėl atgal grįžti į tą santykį. Tai tam, kad jisai užsibaigtų, iš tikrųjų irgi reikia sąmoningumo ir yra praktikos. Aš asmeniškai dirbu ir su šitais klausimais, kaip nutraukti karminius santykius taikiai ar ne, panaikinti šitos susitarimus, kad tiesiog jie nebesitęstų, nes mes turim nepamiršti tokį dėsnį visatoj, mūsų žemės visatoj yra pagrindinis toks dėsnis laisvos valios. Ir mes visada galime perrašyti sutartis ir susitarimus. Ir ar pabandėte, kad suvokti moterys, kad mes gavom viską, kokį vyrą norėjom, tokį ir gavom. Kad mes įsirašom programas ir pagalvokit, ar ne, kokio norėjot vyro. Stipraus, gražaus, rudom akim, ar ne, bet kai mes įsivardinam per mažai, tarkim, norim stipraus vyro, kad jaustumėmės saugios. Vadinasi, ką turim savyje, nesaugumo jausmą. Bet neįvertinam taip, kad stiprus vyras, jis gali turėti žiaurumą, ar ne, galit ir gauti į... Dominavimą galit norėti turėti. Ir va tada ateina, tai va, kai svajokit atsargiai. Kai darot programas, ko norėtumėt, svajokit plačiai. Galvokit, ko labiau norit. Ir iš tikrųjų mes susikuriam patys programą, iš to nesaugumo, pasąmonės programos, kokios pas mus ateina, mes tas pamokas ir gaunam, kokias turime išmokti, kur turime atrasti save, kur turime pažinti save. Ir kai mes tai suvokiam, mes galim perrašyti. Ir kai mes perrašom pasąmoniai, ko dabar iš tikrųjų norime, kada išmokstame pripildyti save būtent saugumo jausmo, meilės savo, tada pas mus keičiasi ir programos, ko norime. Tada arba keičiasi partneris, arba jis atsitraukia ir mes einame į kitą partnerystę. Bet tai yra kelias ir vis tiek svarbiausia yra tai, kas pas mus pasąmonė yra. Su kokiam programom mes ateinam. Ir dažnai ateinam į santykį, nors vaikystėje jautėme, kad mes nesam verti meilės.
Arba kad būsiu tik tai, jeigu gera, būsiu nuolanki, tik tai tada būsiu verta meilės. Baimės, kad jeigu nesielgsiu taip ar kitaip, būsiu palikta. Ir kada mes atpažįstame visas šitas programas, mes keičiame ir savo ateities programas. Iš tikrųjų taip, Vilana gerai pasakė, bet tai yra programos, kurios jūs valdo, bet ne jūs valdot jas, kol net pažįstat. Tai yra, aš tai vadinu, meilės kodas. Koks yra tavo meilės kodas? Ir jeigu jūs įsivaizduojat, kad jūsų meilės kodas tą, kur jūs galit man dabar čia įvardinti, kad ašgi noriu būti suprasta, aš noriu būti mylima, aš noriu gauti dėmesio, tai aš galiu pasakyti, kad jūsų kodas tikrai netoks, jeigu jūs to neturite. Jūsų meilės kodas visiškai kitoks. Tai gali būti palyginti su radijo stotim, ar ne? Jeigu jūsų meilės kodas nustatytas transliuoti Marijos radiją, jūs nesitikėkite išgirsti tenai roko muzikos. Ten negros roko muzika, nes dažnis ne tas, stotis ne ta, ar ne? Bet jeigu jūs išmoksite perjungti stotį, kur yra rokavas ir jums kaifas nuo to, Marijos radija užsibaigs. Ir pas jūs ateis būtent toks partneris, kuris rezonuos su tuo dažniu, kuris yra jumise. Ir Vilana pasakė, labai gerai, jūs turite tai, ko jūs norite, tik jūs nesuvokite. Šitą norėjimas yra pasąmoninis, o nesąmoninės lygmens. Ir vien pasakyti tai, kad aš noriu, kad mane mylėtų ir kodėl manęs nemyli, neužtenka. Reikia išmokti atpažinti pasąmonės programas, labai aiškiai jas įsivardinti ir labai teisingai persiformuluoti, į kokį dažnį jūs norit pereiti. Gal jūs kaip tik iš roko į Marijos, o gal jūs į klasiką norit, o gal jūs į popsą norit pereiti dažnį. Į kokį dažnį jūs pereisit. Bet pirmiausia, pamatyti, koks dabar dažnis manyje, kodėl aš turiu tai, ką aš turiu. Kas vyksta čia su manim, ar ne? Ir būtent tą mes irgi darysime kurse. Ir tada einam prie kurso, kurį mes norime pasiūlyti. Ir toms moteriams, kurios yra pasimetę santykiai, kurios pavargo prašyti vyro meilės, pavargo prašyti aplinkos, kad būtų suprasta, kurios pavargo jaustis, kad yra atstumtos, kad paliktos, kad jų negirdi. Mato, kad santykiuose tie patys scenarijai, tas pats per tą patį ir niekas nesikeičia, bet tik dėl to, kad jūs nepasikeitėt. Ir kurios nori tiesiog paprasto ryšio, girdėti pirmiausia save, ir pradėti jausti kitą. Čia labai yra svarbu pradėti jausti. Nereikia kartais mums girdėti antros pusės, ką jis sako, ne žodžiuose dažnai slypi, kaip ir jūs meluojate, tiek savo, tiek aplinkai, iš antros pusės tą patį, bet kai tu jauti širdim, kai tu atrandi tą pojūtį, o tas ateina tik tada, kai tu čia savyje atrandi ramybę, kai nustoji reikalauti dėmesio, ateini į darnų santykiai ir pakeiti radijo bangas. Ja. Tai iš tikrųjų mes ir kalbėsim tiek ir apie šešėlį, kurį mums rodo mūsų partneris, tiek mes kalbėsim apie tą subalansavimą vidinių energijų, nes iš tos kokybės jūs kuriate savo santykį. Mes keisime pasąmoninės programas ir aš turiu rezultatų tų, kur moteris būtent suranda tai, ko iš tikrųjų ieškojo, o ne tai, kaip įsivaizdavo tenai anksčiau, ar ne? Sako, kodėl man kartojas tie patys santykiai, nes radijo dažnis tas pat. Ir kai jos pakeitė radijo dažnį, sukūrė visiškai kitokį santykį, tame tarpe esu ir aš. Suvoksi, kuriame lygmenį būtent tu jungiasi su partneriu, nes mes turim 6 lygmenis, per kuriuos mes kaip tarsi čiuptuvai ieškom kito, ar ne? Ir vienas iš tų lygmenų arba 2 būna, pavyzdžiui, pas mus pagrindiniai, ko mes norim. Kažkas nori materialaus saugumo, kažkas nori seksualinio suderinimo, kažkas nori dvasinio lygmens suderinimo. Ir mes pasižiūrėsim, koks yra mano pagrindinis, koks partnerio ir kiek mes esam suderinami tarpusavy. Nes jeigu jūsų absoliučiai irgi vėlgi skiriasi šitie lygmenys, jūs jausit nepasitenkinimą santykiais, jūs nesuprasit, kas vyksta, o nėra atliepimo, ne? Kažkas ne taip, lyg ir normalus tas vyras, kaip ten sako, negeria, nemuša, ne, tai normaliai viskas jau. Bet jūs nesuderinami galbūt per tuos lygmenis. Tai
pažiūrėsime ir ką daryti ir kokie tie lygmenys yra. Tai kviečiam į dirbtuves, kur dirbsim, kur neskaitysime informaciją, nebandysime apgaudinėti save, bet dirbsime tokia pačia technika, kur Tikrai reikės dirbti, iškart sakau, bus namų darbai. Kas nemėgstat? Neaišku, ar tada jums. Tai turėsim 4 susitikimus, pirmadienio vakarais, susitikimo trukmė nuo 1,5 iki 2 valandų, tai žiūrime nuo poreikio, nuo grupės dinamikos pačios. Taip. Ir kaina yra 180 €, svarais 160 svarų. Ir čia vyks pokyčiai. Stiprus, nes turime šiuo metu kitą grupę, kurią vedame ir turime nuostabius pokyčius, nuostabius suvokimus moterim, kurios tikrai keičia gyvenimą. Ir kas keisčiausia, netgi po pirmo susitikimo, ar ne, jau buvo dalis moterų, kurios nustebo, kad, sako, aš nežinau, kas įvyko, bet tikrai kitaip jaučiuosi, ar ne, ir nereikėjo laukti net kurso pabaigos. Ir tai vienai moteriai tai iš tikrųjų atėjo jau į antrą sesiją, atrodė visiškai kita dinamika. Jeigu atėjo su energija prislėgimo, tai jau antroji sesija, o po antros sesijos iš viso žmogus skraido. Tai buvo yra labai stiprus pokytis, yra tikrai moterų, kurios lėčiau daro pokytį, suvokimai, su tom dirbam papildomai dar ir turime čatą bendrą, kada joms, nes tikrai ne visos vienodai keičiamės. Tada, kada joms išlenda kažkokie skausmai, mes bendraujame ir bendram čate, visą mėnesį nepaliekam dienų. Ir perskaitysiu vieną iš atsiliepimų, kur moteris sako, nuoširdus ačiū tarti už nuostabų kursą, sugrįžimas į save, esat nuostabios abi su Jarūne, ačiū labai, šis kursas tikrai stebuklas mano gyvenime. Tarsi gimiau antrą kartą ir požiūris į daug ką pasikeitė, mintys švaresnės ir daugiau atsakymų. Labai ačiū, kad esate. Tai kitus paliksime jums perskaityti, bet pokyčiai tokie yra ir dažnai manęs klausia, tikrai nekartą klausimą, ką geriau rinktis? Bet asmeninės sesijas, knygų skaitymą, nusipirkti seminarą, tai aš nepaneigiamai sakysiu, tik ten, kur galite tiesiogiai dirbti su savim. Toj erdvėj, nesvarbu ar pas mentorių, ar kokios dirbtuvėse, kur yra saugi erdvė, jum parodyti savo skausmą, kur galite pripažinti, va čia mano yra trauma, va čia dėl ko aš elgiuosi taip, kur nereikia bėgti nuo savęs, nes skaitant knygas, įjungiant protą, mes taip suvokiam, bet dažniausiai meluojam savo. Girdim, kaip norim girdėti, tose pačiuose sakiniuose girdim kaltinimą kitam, nes mums tai yra patogiau. Seminarai, įrašai, knygos, palaikančioji pusė yra nuostabi, bet tik tuomet, kai giliai dirbi su savim. Tai labai kviečiam į moteris, kurios nori pradėti pokytį santykiuose. Gal nenori moteris, nežinau. Tai kviečiam viskas, kurios... Aš visada juokauju, jeigu miegat ir jums gerai miegasi, neprabuskit. Jo, čia pas mane yra, jeigu norit papildomą informaciją, galit nusiskaityti QR kodą, yra mano internetiniai svetainiai sudėta keletą paskaitų. Tai viena iš jų, apie kurią aš ir kalbėjau, asmenybės evoliucijos lygiai, kur jūs suprasite, kokiam jūs esate evoliucijos lygiai, kas darosi su jumis, kokios vertybės tuo metu iškyla, ką reikia veikti, kuo užsimti, kodėl tai yra svarbus lygis, nes nėra nei vieno, kuris būtų blogas lygis ar netinkamas ar nereikalingas. Čia nėra pasilyginimų lygiai. Čia yra jūsų etapas.
O kita paskaita galbūt yra įdomu apie santykių psichosomatiką. Ten išgirsite apie ligas, apie negalavimus, kurie kyla mūsų kūne santykėje, jeigu yra problemų su antraja pusė, būtent su vyrais, čia ne su tėvais ir ne su vaikais, su partneriu mūsų. Ir labai daug praktikų yra sudėta, kaip pagerinti, kaip atpažinti, net ir testas, kaip dirbti santykiuose per psichosomatiką priėmimą šitą. Tai irgi galite, jeigu įdomu, pasidomu. Tai galite nusiskenuoti, bet taip pat gausite įrašą į e-mailą, kur bus tiesioginė ir nuoroda, kur paspausit ir tiesiogiai atsidursit internetinėme puslapyje, kur plačiau galėsite paskaityti ir įsigyti produktą. Tai tiesiog papildomai, jeigu norit palaikymų ir informacijos daugiau. Ir tada klausimai. Kas turite klausimų, kokios emocijos kyla ir... Ką išsinešat svarbiausia iš tikrųjų iš to, ką išgirdot? Ar kyla klausimų iš to, ką išgirdot? Gal kažkokia situacija, gal norit, kad pasidalinti? Sigita sako, nemiega. Jo, čia apie mano bairį. Kad kas miega, tegul miega. Nes juokas juokais, ta informacija, kurią dalinamės dabar mes kurse, aš tikrai ranką prie širdies pridėjus galiu garantuoti. Tai, ką išgirsit, atgal neatgirdėsit ir tos sėklos, kurias gausit, jos tikrai sudigs. Nes per daug jau turiu patirties, kad galėčiau abejoti tuo, kas yra duodama klientam. Jo, ir šiandien, jeigu, aišku, nesijungsite į kursą, bet visą tą informaciją, kurią gavote šiandien, kažkaip pritaikysite kitaip, ar ne, sustosite, paklausite savęs, tai mums tai bus didžiulis džiaugsmas. Ir labai dėkojam, kad buvot šiandien, kad bendravot, kad dalinotės. Ir klausimų turbūt daugiau nėra. Taip pat būtent apie mūsų kursą viską atsiųsiu į e-mailą. Registravote naujienlaišką, jeigu kyla daugiau klausimų, ar tikrai galite rašyti tiek man, tiek Jarūnei, asmeniškai atsakysime. Ir... Aš manau, kad dar susitiksim ir kituose webinaruose, jeigu įdomu. Perklausysiu. Fainai, Sigita, džiaugiamės, kad užkabino, kad norit dar paklausyti, tikrai įrašai liks. Galite klausytis, galite dalinti su savo artima aplinka, kam gali ta informacija pasirodyti naudinga ir reikalinga. O iš tikrųjų jūsų aktyvumas, jūsų susidomėjimas mūsų Vilaną įkvėpė toliau gilintis, toliau domėtis. Ir mūsų duetas yra apie santykius tiek su tėvais, tiek su vaikais, tiek su antraja puse. Jeigu jūs norite, kažkokių turite temų, kurios jums būtų aktualios ir norėtumėt, kad mes jas pragveldentumėm būtent tokiu būdu, kokiu dabar girdėjote, kaip mes tai darome, kokias aspektus paliečiame, tai irgi parašykite tas tematikas, mes būsim dėkingos. Nes tikrai kartais, apie ką dabar darom, kokią tematiką liečiam. Tai labai jums ačiū ir iki susitikimų tiesiog. Iki.